Man labai patinka santykis, kaip gerbiamas Juraitis ir gerbiamas Švenčionienė gražiai draugauja. Man irgi patinka, aš stebiu tą porą ir galvoju, kad mes galėtume būti tokie panašus. Bet esam gal per daug vieši. Nu tai ten dar viešumo pas juos irgi neatimsi. Aš įsivaizduoju, kad gerbiamas, kai Juraitis Švenčionienė, kaip jie į kryką lenda viens kitam, prieš tai pagrebinėjęs du kalnus, tai ten su savo tą barzdą su mikrobais Juraitis gali privaryti visokių sifilių gerbiamai Švenčionienė, kur piešęs karalius vaikšto. Graži moteris, beje. Labai graži, labai. Nors negražių nebūna. Ten, kur lelyjas skina, taigi per vandenį trusikai raudoni matosi. Jėzus, kaip gražu. Turime ir aš kažkada raudonus trusikus. Raudonusios būrės vadinasi. Taip romantiškai skamba. Ar raudonus, taigi žinot, lengvos apologetikos. Lengvos apologetikos, kaip ir sako. Buvau Latvijai. Ko dabar? Žinokit, norėjau pažiūrėti, kaip latviukai gyvena. Nu ir? Neblogai. Žinokit, buvau Liepojoj. Ir lankiausi per visus Liepojos gražiausias vietas, jau bei su Latvijos bendravau. Dariau dokumentinį filmą, Taip. kurio kažkada pamatysim. Prašau, ką? Kurio kažkada pamatysim. Filmo. Anonsą. O vėliau bus ir pats filmas. Apie ką? Aš atsiprašau. Nesusilaikiau. Aš kitą vertus. Nesusilaikiau. Galiu suprast. Kaip fašistas, atsiprašau labai. Tikrai kaip nacikas, bet man skauda, žinokit. Tiesiog, jūs tokia dailį esat ir kaip tik mano skonio. Ačiū labai. Papasakokit geriau, ką aš dabar viena tik taušku nesustodama kaip patarška. Pronskos vėl apsivogė. Vėl apsivogė. Vėl atidaryto sandėlio duris. Spina vėl ten, aiškiai, padirbtų raktų patidaryta, vėl dėžės išnešiotos ir vėl preiskurantai vėl išsivalytos snargliai. Žinokit, aš prisipažinsiu. Sykį ir aš esu kai ką pavogus Tai aš žinau. Iš paties. Aš žinau. Iš kur žinot? Supratau. Ne tai, kad norėjau pavogti. Ar apie tą patį daiktą šneku? Nežinau, apie ką jūs šnekat, bet taigi buvo tokia, suprantat, pas mumis istorija, kada... Atsiprašau, taip. Kada po sąsklidžio nakvojau pas jumis, nes jau grįžti buvo per tamsu, tai ašgi, kaip jumis nuėjote į tą lietą, ašgi pasimeravau jūsų marškinius. Nu, taip, tiesiog norėjau padaryti selfie tokį, žinot, kaip... Tos darbo rezervo, futbolo marškinius? Nu, žinot, kaip Boba pernakvoja pas Bachūrą, užsirėzo Bachūrą baikę ir nusifotkina. Draugiam parodyti norėjau. Tai kol jūs tuštinotės, užsidėjau jūsų darbo rezervo marškinėlius, ėjau fotkintis, bet kaip tyčia tuo metu valgiau šokoladą ir su šokoladu ištėpiau marškinėlius, o jiegi brangus yra. Tai visi pagalvoja, kad aš jums atsisėdau ant krūtinės. Ne, nieks nematė, tai labai bijojau, kad pamatysiu ir tos marškinėlius pakavojau savo rankiniai. Aha. Nu, kad tiesiog dingo. O kodėl pas mane? Jūs po to pasigėdot. Aš pasigėdau kelnaičių. Ir ieškojot, ir bandėt mane inkriminuot, kad aš vagilka. Ne, tai aš tam bet aš, kadangi ką apsižiūrėjau, kamerų nėra, įrodymų nėra, liudininkų nebuvo, nieks nesužinos, tai pasvon tą maikę pakavojau jūsų priengi. Ir kad manęs nieks neįtartų, dar su šokoladu ištepliojau Pronskaus daiktus. Ir jūs tada jį apkaltinot, kad sakai, tu šokoladą vagėlį. Atsimenu šitą. Iš tikrųjų, čia mano buvo. Kalbant apie pasisavinimus svetimų daiktų, eisim kartu su jumis į Irmos koncertą su Dinamika vėl. Koks jūsų mylimiausias kūrinys? Irmos. O, daininga merga. Padovanok man ten kažką tai. Padovanok iš širdžių, lalala. Žinote, kad šitasgi, kaip jau Rusijos neįleido į Euroviziją paskutinį ar prieš paskutinį kartą kažkada, tai jau seniai neleido. Rusijos direktoriaus Putino įsakymu
buvo liepta atkurti Interviziją. Žinot, toks būdavo konkursas dar prie sovietmečio. Tai tie, reiškia, rusai darys Interviziją. Tai taip juokiausi, kad toks kaip, vidaus Eurovizija kažkokia tai darys. Tai ten turbūt, kaip būdavo 15 respublikų ir socialistinė šalis, tai bus dabar Mordva, LNR, DNR gražuolė kokie išsiūs, gal reperį Baltarusiją išsiūs. Šalčininkai gal kokie atstovai irgi išsiūs. Ir Chanty-Mansijske daug gerų dainininkų. Labai dainingas kraštas. Jie daugiau prie sunkaus metalo ir panko, taip, jie tokie vis tiek kaip skandinavai, jie vat tą mėgsta. Karelai. Oi, tie tai iš vis metalistai pobaisos ten su kaukuliam apsirengę. Tuviai, kiek Tuvincai, tai jie daugiau repo yra atlikėjai. Daugiau jų turtinga labai kalba, ypatingai repo. Ir aš įsivaizduoju, kaip jeigu leis transliaciją žiūrėti, jeigu tai žiūrėsim ir ten paskui balsos už tos ten kokie Tuvincai duos kažkiek tai balsų kokiam buretam, o buretai jiem neduos atgal nieko. Nes nemėgsta kariaudavo. Labai įdomus. Ir tada prancūziškai sakys kokį nors Ostankino bobą. A ten kartais kalba prancūziškai per Euroviziją, tai jie norėsgi padaryti kaip Interviziją, kaip Euroviziją norės. Ir 5 points goes to 3 points. Čečne. Atsimint, kai jūs buvot visiškai, kaip pas Pronskų šventėm instituto 40-metį. Kai jūs visiškai neblaivai įkritot į šulinį. Oi, neprisiminkit, tokia gėda. A žmonės, ten buvo didžiulė eilė prie longdropo, tai ir sisiojo iš šulinį. Gerai, kad tais laikais nebuvo tų telefonų su kamerom. Labai gerai, ir būtų iki šiol jums gėdas armata. Jo, pilnas internetas asmenukai būtų. Nieko neliko. Parašiau laišką, bet ne jums šį kartą, žinokit, gerbiamam Tratui parašiau laišką. Aha. Parašiau... Atsiprašymą? Ne atsiprašymą, tokį gal daugiau užklausimą. Parašiau, kiek tau pidarastė dar liko. O, Jėzau, kaip negražu. Aš norėjau, kad tokio išpilkavimosi būtų momentų, dramos įvesti į korespondenciją. Parašiau, kiek tu dar senų bobų pizdų laižytojau, dar savo purominus pučkosi. Bet jis kovotojas yra. Jis kovotojas, man patinka, jis už Lietuvą yra, čia ne taip, kaip mes su jumis. Tai gavau atsakymą. Savo, jis gavo, aš moterim pasirašiau, Angelė. Angelė Raudondvarienė. Yra tokia, tai čia mano yra Nikas. Jis atsiuntė savo nuotrauką. Tokia žirklė.